O, sveiki, nauja savaitė prasidėjo, tai nieko vakar nefilmavau pirmadienį, tai žiūrim, ką šiandien pasidarėm. Turim pirtelę, štai tokia, čia bus langas iš garinės, didelis. Šitoj pusėje nėra. Na, čia tas vadinamas priešpirtis, tai čia langiukas iš priešpirčio. Langiukas iš priešpirčio, o čia iš pirties vidaus, va, sakykim, tokia va pirtelytė. Čia bus mini virtuvinis toks, sauna bus su dideliu langu ir WC patalpa bus su dušu. Einam, pažiūrėsim prie pavėsinės, ką nuveikėm. Tai gegnė susiruošta, terasinės lentos susiruošta taipogi. Nusideginom balkius, lages. Dabar dengiam alyvą ir šaunu, judėsim toliau. Nu, puikūs darbai. Čia pirtelės stogas, tik tai jis reikės apverst. Susidėta garo plėvelė, dedam ventiliacinius ir keliam ant pirtelės. Tai manau, rytoj jau užsikelsim. Šalta, biški šalta gamyklai, tai taip labai nepridurniuosi su maikuti. O čia, jeigu apie pirtelę, tai dar laukiam santechniko, kad reikia trapą pasidaryti čia. Trapas dušo kabinos. Tada unitazas, kriauklė ir virtuvinė kriauklė. Na, veiklos turim daug. Džiugu girdėt, kad yra veiklos. Svarbu yra veiklos ir visi laimingi. Greičiau šiluma ateitų į Lietuvą. Atvažiavo pirtelės ventiliacija, kaminukas. Nu ką, dirbsim. Gavom 3 klausimus iš praeito video. Pabandykim juos atsakyti. Pirmas klausimas. Kokia vidutinė modulinių namų kaina už kvadratinį metrą? Vidutinė modulinių namų kaina už kvadratinį metrą pas mus yra 1000 eurų pilnai įrengto. Kas į tą kainą įeina? Nu, čia labai daug pasaka. Tai palikim kitai rubrikėliai. Antras klausimas. Ar galima keisti išplanavimą pagal kliento poreikius? Taip, galima keisti. Mūsų visi projektai yra individualūs. Keletą projektų buvo kartotinių, kur žmonės pasirinko, kad jiem patinka toks išplanavimas, tokia apdaila ir visa kita. Trečias klausimas. Kiek laiko trunka namo pastatymas Sklype nuo atvežimo? Namo pastatymas užtrunka Sklype nuo atvežimo 1 savaitę iki raktų. Bet tai priklauso labai daug nuo namo dydžio, nuo pasirinktos apdailos ir taip toliau. Bet grubiai skaičiuojant apie savaitę laiko. Tiem pasižiūrėti, kaip sekasi dažyti. Tai čia jau yra 1 kartą nusidažę lenteles, dabar dažomės 2 kartą. Tai jau 2 kartus. Tokia spalvytė gaunasi. Visai gražiai atrodys lubos pavėsiniai. Liuks. Šildome šildytuvu, kad džiūtų
tvarkingai, pasilaikom pliusą. Nu labai gerai, judam į priekį po biškį. Nu ir pirtelė mūsų. Vat, koks ventiliacinis tarpas bus 45 mm. Susimontavę nuo pelių ventiliacinis tarpas, kad būtų. Dar neturim langų, bet jau va galės šiltint vidų. Šaunu bus. Šaunu. Stogą susidėjom. Ten tinkliukas bus nuo vabzdžių. Nu, spyrėmės į priekį ir su tuo projektu. O čia pas mus didesnis tarpas gaunasi 9,5, nes bus lietaus sistema pakavota. Nesimatys lietvamzdžių. Nu va, tinkliukas bus, nu liuks bus, ane? Nu, ventiliacinis tarpas tai galingas. Tai labai didelis. Man tai tie pakavoti nelabai patinka realiai. Ar už šalto, ar kūtai, žinai. Užlipam ant stogą, tai va toks stogas bus. Čia, kaip sakiau, bus tas išbėgimas. Čianais, bet čia dar iš plokštės darysis toks numetimas. Nes dabar pas mus gaunasi nuolydis va į šitą pusę ir dar padarysim čia atmetimą, kad išbėgtų į dvi skylės šitas. Bet čia žmonės dar darysis terasas, atvarytė bus gražu. Va taip ir mūsų projektėlė atrodo. Dar noriu pasidalinti vieną tokią džiugę žinią, mums tai labai džiugi žinia, tai vienam iš mūsų sekėjų gaminsim modulinį, kaip čia pavadinti, ūkinį statinuką ar sandėliuką, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Bus jis 4,74 m ant 2,89 m. Žmonės nusipirko naują namą, tai kaip ir dabartiniai namų statytojai stato namus be jokių žmonėm ten sandėliukų vadinamų ar garažiukų kažkokių, ir žmonėm reikia vis tiek kažkur laikyti kastuvas, žaliapievė ir taip visokie kitokie rakandai, kuriem reikia pastogės. Tai va toks va mūsų bus sandėliukas. Turim brėžinukus jau ir pradėsim gaminti. Labai džiugi žinia, kad reiškia mūsų darbai neina filmavimo į nieką. Gerai iš tikrųjų, kad žmonės žiūri, stebimus, reiškia žmonėm patinka, o mes tengiamės pasidalinti informaciją, ką gaminam. Dar biškį sugrįžtam prie pirtelės, tai čia irgi didelis tarpas, tai nuo pelių dedam tokį tinkliuką, va. Tai fiksuoja visur, prisišaudo. O čia irgi tokia, matom, niuansas nelabai geras yra. Čia, kaip sakant, neįsitempia tas tinkliukas stipriai, tai čia gali pelėti pim ir ateiti į namus. Tai mes čia įdėsim tokius intarpus, nežinau, šokio ten 3 ant 5, sakykim, kažkas bus, ir tada prifiksuosim tinkliuką ir tada jau bus rimtai. Ai, o čia einam dar pažiūrėsim ant stogo, kas pas mus gausis. Tai čia tas irgi, sakykim, stogo ventiliacinis tarpas. Čia ventiliuosis ir jis va čia turės viskas išeit. Čia dailylentė irgi bus, tada čia vabzdžiai nepateks per šitą tinkliuką. Dėsis skardos lankstinys, viskas ventiliuosis ir perfekt bus. O čia viduje, kaip ir minėjau, laukiam santechniko, kad atvažiuotų, padarytų visus trapus, kanalizacijas, šiltinam, dedam plokštę.
Dedam polisterolą specialų, su nuolydžiais ir plytelės. Šitos detalės gegnės paruoštos, kaip minėjau, laukiam dažymo, kada prieis eilė. Čia irgi pas mus viskas nudeginta. Nu, tokia va darbinga savaitė mums gaunasi. Dirbam. Super. Greičiau į Lietuvą tas šiluma ateitų, nes jau nebeįmanoma. Kažkokias tai anomalijas darosi. Aišku, gal atpratę esam nuo šitų žiemų, bet irgi jau gana. O gal jums taip kažkas įdomu iš modulinių namų, kažkokia tai, kaip čia pavadinti, kažkokia detalė, kaip gaminama, tai rašykit, pabandysim pafilmuoti, parodyti, kad matytumėt, kaip čia viskas darosi. Dar turiu labai vieną didelį darbą pasidaryti ir kažkaip nerandu laiko jam, bet iš tikrųjų pavasaris artėja, nors žiemą dar nenori trauktis, o reikia eiti prie motociklo, pasiruošti motociklas sezonui. Dar mano kelionė šita nauja artėja vasara, tai reikia eiti ruoštis. Tai padarysiu dar kažkokį, tai manau, vieną video apie motociklą, ką aš ten veiksiu prie jo, papasakosiu apie jį, kokiu aš važiuoju, kaip man su juo sekasi, kokie įspūdžiai. Nu kažką tokio pabandysim. Nu tai gal šitą savaitę taip ir užbaikim, aš sėdu dirbti, ten daugiau į gamyklą neisiu, nieko nefilmuosiu, kuriu jum video ir jum gero žiūrėjimo, jau būstą pražiūrėję. Pasimatysim kitoj savaitėje, iki greito. Like subscribe.